Nespėsi nusičiaudėti. Jau rasi gydytoją. Mano daktaras.lt. Sveiki, aš esu žurnalistė Miglė Sokolnikaitė ir sveikinuosi su jumis iš 15 min studijos. Šiandien kalbėsime apie lėtinį skausmą, jo gydymo būdus bei, aišku, priežastis, dėl ko jis atsiranda. O mums plačiau pakomentuos Rūta Danilevičienė, uroklinikos neurologijos skausmo gydytoja. Sveiki. Sveiki. Tai Rūta, gal galėtumėte paaiškinti man ir žiūrovams, kas laikoma lėtiniu skausmu ir nuo ko jis atsiranda? Lėtiniu skausmu yra laikoma toks skausmas, kuris užsitęsia daugiau kaip 3 mėnesius. Iš tikrųjų, galbūt tie 3 mėnesiai nėra toks kaip mygtukas, kur 3 mėnesiai ir jau viskas, jau kažkas pasikeitė. Tiesiog dažniausiai, kai būna kažkokia operacija ar trauma, audiniai turėtų sugyti per 3 mėnesius. Ir jeigu jau praeina 3 mėnesiai ir pacientas vis dar sako, kad jam skauda, jau reikėtų pradėti galvoti, kad galbūt įsijungia ir kiti kažkokie mechanizmai ir dėl to yra tas skausmas. Ne dėl to audinio pažeidimo, o jau jis tapo kaip savarankiška galimai liga ir vis dar tęsiasi. Kas išprovokuoja lėtinius skausmus? Lėtinius skausmus dažniausiai išprovokuoja ne tik pats tas veiksnys, kuris pažeidė audinį, tai ten pavyzdžiui trauma ar ten kažkoks tai kėlimas sunkesnis, bet dažniausiai susideda ir kiti veiksniai, nes kad audinys galėtų sugyti, tai yra reikalingas ir medžiagos, tai reiškia, kad pacientas turėtų ir išsimiegoti, nes, tarkim, miego metu audiniai gyja geriau. Jis turėtų ir maitintis, valgyti, nebadauti, kaip dabar mėgsta mesti svorį pacientai ir trūksta, tarkim, gyjimo audinių kaip fibrinas ir audiniai nebegali sugyti. Taipogi judėjimas labai svarbu, nes kiti galvoja, kad galbūt reikėtų nejudėti, sėdėti, laukti, kol sugis, bet jeigu mes nebejudam, tai dažnai tie audiniai blogėja jų visa smulkioji kapiliarinė kraujotaka. Jie nebegyja ir netgi ir sustingsta. Pavyzdžiui, koks sąnarys, jisai turi būti judinamas. Jeigu jį pradeda skaudėti, tai negalima jį tiesiog laikyti kelis mėnesius nejudant, nes jisai tiesiog pasidarys, pradės nykti raumenys, kurie stabilizuoja tam patį sąnarį ir blogės pati kraujotaka sąnario. Ir patys tie raiščiukai, kaip ir kai norim padaryti špagatą, turim jam prasitempti, taip ir tie raiščiai, jeigu jie nejudinami, jie tokie pasidarys sustingę ir net ir paskui nuėmus skausmą ta vieta gali likti sustingusi. Jūs jau sakėte pradžioje, kad lėtinis skausmas gali atsirasti po traumų kažkokių, po operacijų. Kada dar gali atsirasti lėtinis skausmas? Dažnai dar lėtinis skausmas atsiranda po kažkokių tai stresinių įvykių. Jeigu pacientai, kad ir tas stresas gal nėra toks ir didelis, iš tikrųjų kasdien mes patiriam daug gal kažkokių stresinių situacijų, bet tarkim mamos, kurios turi mažų vaikučių ir nemiega, pergyvena, ar jie serga, nuolat kažkas įvyksta ir to užsitęsusio lėtinio streso metu irgi dažnai būna, kad būna kaip veiksnys įjungiantis lėtinį skausmą, nes nebegali audiniai sugyti, tas nuolatinis skausmas įjautrina pačią nervų sistemą. Tai reiškia, kad užsitęsus skausmui, skausmo pojūtis gali tapti stipresnis, negu jis yra. Atsiranda įjautrėjusi nervų sistema. Tai pavyzdžiui, autonominė nervų sistema yra tokia. Autonominė tai reiškia, kad mes patys jos nesukontroliuojam, mes jos nereguliuojam, jinai pati reguliuojasi savaime. Tai kaip kvėpavimo dažnis, širdies plakimas. Tai jeigu mes kažkokius tai patiriam lėtinius stresus, tai išsiskiria daugiau tokio hormono kortizolio ir kitų,
kurie aktyvina mus, jau ruošia mus kovai, kad reikia kažką tai daryti, čia yra kažkas negerai, čia yra stresas, tai pradeda dažniau plakti širdis tokiam pacientam, dažnėja kvėpavimas, lyg tai trūksta oro, kažkokia baimė, ima tirpti rankos, būna kažkokie neaiškus tirpimai, jau pacientai galvoja, kad čia nutiko, čia jau reikia tirtis, iš kur čia, žinai, liežuvis nutirpsta, veidas nutirpsta. Būna, kad pacientas jaučiasi taip, lyg, tarkim, mes prabėgtumėm labai daug ir staigiai sustotumėm. Tai reiškia, kad toksai gali imti svaigti galva, temti akyse, atsiranda pavyzdžiui, virškinimo sutrikimai, kažkoks šleikštulys, dažnas šlapinimasis, nes pradeda kilti kraujospūdis. Reiškia, kad yra stresas, pradeda dažniau plakti širdis, per tą patį laiką širdis išstumia didesnį kraujo tūrį į kraujagyslę ir pradeda kelti spaudimą. O kad tą spaudimą susimažinti, tai organizmas pradeda varyti šlapimą lauk ir mažina skysčių kiekį. Tai taip atsiranda toks nervų sistemos įjautrėjimas, kurio mes patys negalim sukontroliuoti. Tiesiog jeigu nuolat išsiskiria tokie stresiniai hormonai, tai jie įjautrina nervų sistemą. Iš kitos pusės, jeigu mes esam laimingi ir viskas mums gerai, tai mūsų organizme gaminasi daug serotonino, laimės hormonų ir kitų. Ir jie yra vieni iš skausmo mažinančių veikiantis skausmo mažinančius receptorius. Tai iš esmės, jeigu žmogus nestresuoja, yra laimingas, tai jisai natūraliai nusiskausmina ir nieko jam neskauda. Ir aišku, dar labai priklauso pats skausmo pojūtis nuo to, kokia yra reakcija į skausmą. Tai reiškia, kad jeigu vaikas, tarkim, nusidegino rankytę, arba vos biškį įdrėskė ten, tarkim, rankytę. Ir jeigu visi labai sureaguos, oi, kas tau nutiko ir jisai pats labai išsikas, tai, kaip ir sakė, reikėtų dauginti tą skausmo pojūtį, kart reakciją ir tada jau turėsim tą tikrą skausmo suvokimą. Tai, žodžiu, galima save apgauti. Galima. O kokiais skausmais jūsų pacientai dažniausiai skundžiasi? Gal kokiais skausmais ir kuriuose vietose? Dažniausiai skundžiasi nugaros skausmais, kaklinės stuburo dalies skausmais. Iš stuburo trečioje vietoje tikriausiai būtų krūtininė dalis, tai ten visos tarpšonkaulinės neuropatijos, taipogi sąnarių skausmai, įvairių ten pečių sąnarių skausmai, klubų, kelių, čiurnų, galvos skausmai. Būna dėl pakaušinių nervų skausmų, būna veido skausmai. Dar nemaža dalis yra ir onkologiniai skausmai, onkologinių ligų sukelti. Ar egzistuoja kažkokie stereotipai, kuo pacientai vis dar tiki apie tuos skausmus? Stereotipai susiję. Egzistuoja stereotipai. Manau, vienas tų blogiausių stereotipų tai yra, kad jeigu kažką skauda, tai reiškia, jau reikia palikti ramybėj, nejudinti, tegul būna, kol praeis. Ir nes viena iš problemų, kodėl pradeda skaudėti, tai yra raumenų silpnumas. Tai pavyzdžiui, jeigu peties raumenys labai silpni, sąnariai laikantis, nes mūsų kiekvieną sąnarį, stuburą prilaiko raumuo ir jį stabilizuoja. Jisai yra savo vietoje dėl to, kad jį laiko raumuo. Ir jeigu tie raumenys pradeda silpti, nykti, tai tada visa apkrova eina į patį sąnarį. Ir tada sąnarys yra laikomas ant raiščio, tai tiek pas kokį ten raumeningą vyrą raiščio tvirtumas yra panašus, tiek pas mus raiščio tvirtumas yra panašus. Tiesiog tie žmonės, kurie turi daug raumenų, tai jie ten gali ir šaldytuvą pakelti ir jiem nieko neatsitinka, tas raištis nenuplyšta, o ten mes jeigu bandytumėm kelti, tai greičiausiai mūsų raumenys būtų per silpni ir visa apkrova eitų į raištį ir tas raištis nuplyštų. Tai jeigu sąnario tas visas raumenynas yra labai silpnas, ir jeigu mums pradėjo skaudėti dėl to, kad tas raumenynas labai silpnas ir dėl to
pats raištis laikydamas ranką jau pavargsta ir po biškį plišinėja ir mes padarom kaip ir didelę žalą, nes mes ir toliau nejudinam tos rankos ir tie raumenys dar daugiau nyksta ir būna, kad sako, viena ranka skaudėjo, aš jokios traumos neturėjau, nieko nepadariau, dabar jau va ir kitą skauda. Tai dažniausiai dėl to ir skauda, kad raumenys silpsta, pradeda skaudėti, jie dar daugiau nusilpsta ir gaunasi toks užburtas ratas, kad jeigu jau praeina tas skausmas, mažėja skausmas, jau būtina paskui judinti ir stiprinti tos raumenis. Ir jeigu skaitosi, jeigu iš 10 balų, ten, kai sakom, kiek jums skauda ten iš 10, jau 10 jau viskas verkt norisi, tai jeigu jau ten biškį pajudini ir jau viskas jau verkt norisi, jau tada nepajudinsi. Bet jeigu ten kokie 5 dar balai, tai tada vis tiek reikėtų stengtis judinti, mankštinti ir greičiausiai judinant, kaip tik tas skausmas praeis, negu kad tą sritį tiesiog paliekant ir ramybėje ir nieko su jie nedarant. Tai greičiausiai tada būklė dar daugiau blogės. Tai kaip suprantu, didžiausias iššūkis turbūt yra judėti, nepamiršti, kad reikia judėti, bet galbūt dar kažkokių klausimų sulaukėte iš pacientų, vat kas jiems yra neaišku? Judėti. Kitas dalykas, tai valgyti reikia, nes irgi galvoja dabar, aš čia daug sveriu, čia man reikia nusimesti svorio, numesiu svorio ir niekas man nebeskaudės. Tai metų svorio dažnai būna, kad jeigu mes nevalgome ir metame svorį su mitybos nepakankamumu, tai mums pradeda nykti raumenų masė, kas dar pablogina irgi būklę, nes tada žmogus tiesiog nebeturi jėgų ir viso stabilumo nebelieka, kas turėtų stabilizuoti mūsų sąnarius, mūsų stuburą, nes, pavyzdžiui, mes dabar sėdim, tai irgi atrodo, mes nieko neveikiam, mes tik sėdim, bet iš esmės, jeigu mes sėdim, tai dirba mūsų nugara. O pilvo presas tinginiauja, sėdmenys tinginiauja, taip sako, jeigu pabandytum juos įtempti, tai suprastum, kad jie nieko neveikia, jie yra visiškai atsipalaidavę. Ir jeigu žmonės sėdi ten kiekvieną dieną po 6, po 8 valandas, tai nugaros raumuo nuolat dirba. Ir jeigu taip diena iš dienos, tai gaunasi, kad kaip mes ateitumėm į kokią sporto salę ir kad ir gautumėm mažytę ten kokią štangutę ir kilnotumėm po 8 valandas vieną raumenų grupę. Tai tas raumuo pavargsta, jis kad ir mes turim tų raumenų, jis tiesiog pavargo, jis nebelaiko ir visa apkrova eina į sąnarius, į stuburo sąnarius, į raiščiukus ir tie raiščiukai po truputėlį plišinėja. Tai tas paskui duoda mum ir nuolatinį skausmą. Bet kada jūs patartumėte kreiptis į specialistus, kad, žmogus neuždelstų ir tas skausmas, kuris prasidėjo po truputį, netaptų lėtiniu skausmu? Manau, kad jeigu jau kelios savaitės tas skausmas negerėja, tik stiprėja, atsiranda kažkokių simptomų dar. Būna, kad tirpimai, nes nervas yra toks organas, kuris atsakingas už skausmą, už jutimus, už jėgą. Tai reiškia, kad jeigu nebūtų nervo, tai mūsų raumenys neveiktų ir mums nieko neskaudėtų ir mes nieko nejaustumėm. Tai jeigu mes pamatom, kad yra užtirpę, tarkim, nes būna, kad jutimai sutrinka, tai reiškia, kad mes liečiam kažkokią odos sritį ir jos nejaučiame, tai jau yra įtarimas, kad pažeistas nervas. Jeigu skauda pagal, tarkim, per visą ranką, tai irgi greičiausiai bus kažkoks tai nervukas pažeistas. Jeigu pradeda mažėti jėga, būna, kad pasilpsta pėda prispaudus kažkur tai nervą, nes raumeniui reikalinga inervacija, tiek ir širdies raumeniui yra reikalingi nervai, širdį nervuojantis, tiek ir visiems kitiems raumenims yra reikalingi nervai ir jeigu jaučiam kažkokį tai tirpimą, arba dar, pavyzdžiui, būna ir skauda, ir tirpsta, irgi toks įdomus simptomas, tai kadangi nervas gali būti ir jutiminis, ir skausminis, ir dar atsakingas už jėgą, inervaciją raumens, tai gali būti, kad, tarkim, mes jaučiam, kad tam tikros srities nutirpimą
ir tuo pačiu skausmą. Tai kas atrodo ganėtinai įdomi, nes galėtų, sutrikęs jutimas, tai galėtų ir neskaudėti, bet kadangi jis, tarkim, koks nervukas kažkur prignyptas ir jis jau duoda žinoti, kad kažkas yra negerai. Tai ir sutrinka visi ir jutimai, ir skausmas, ir jėga pagal visą nervo eigą. Tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu jūs nugulėtumėt ranką vienoje vietoje tą nervuką ir visa ranka nutirpa, tai turi atitrinti ir tada žiūri, kad viskas gerai. Bet jeigu jau atitrinti nebeina, ten, pavyzdžiui, stuburo kokią disko išvaržą, jį prignybę, ten, kur jis turėtų išeiti iš stuburo kauliniam kanalėlį ir tada jau turim įvairiausių simptomų. Tai jeigu tokius simptomus pajaučiam, tai jau, manau, reikėtų kreiptis į gydytoją, nelaukti, kol visai nutirps, nes jau nepavyksta, kad praeitų, nes kuo ilgiau mes tą nervuką prispaustą laikysim, tuo reikės daugiau laiko, kad jisai atsistatytų, nes kiekvienas nervukas turi savo kapiliariukus ir jis irgi gauna maisto ir jeigu mes jį prispaudėm, jis nebegauna maisto ir jisai dalinai pasižeidžia. Paskui nervą yra ganėtinai sunku atstatyti, tam reikia, kuo ilgiau uždelsiam, tuo reikia daugiau laiko, kad jisai atsistatytų. Bet kaip reikėtų gydyti tokius skausmus? Kaip jūs gydote ir kokie gydymo būdai efektyviausi yra šiandien? Skausmą reikėtų gydyti pagal priežastį, kas sukėlė tą skausmą. Nes jeigu yra kažkoks tai ar raumens tam pažeidimas, ar po operacijos audinio pažeidimas, tai taip vadinamas toks nocicepcinis skausmas, tai yra vienokie vaistai, tai priešuždegiminiai vaistai, ten kaip visi žino, ibuprofenas, ten naproxenas, diklofenakas, ten mesilis. O jeigu yra, tarkim, skausmas dėl nervo pažeidimo, tai yra visai kiti vaistai. Tai nervo pažeidimo gydymui yra kiti visi įsigasta, tai yra nuskausminantis antidepresantai, tai ne dėl depresijos, o dėl to, kad tą nervą reikia nuskausminti, nujautrinti. Prieš epilepsiniai vaistai, tai irgi ne dėl to, kad žmonėm yra epilepsija, kartais būna paskaito lapelį, sako, čia nuo epilepsijos išrašė kažkokių vaistų. Tai čia yra pagrindiniai vaistai, kurie yra pirmo pasirinkimo pagal visas Europos ir pasaulio rekomendacijas nervo skausmo gydymui. Tai aišku, būna dažnai ir mišrūs skausmai, kaip pavyzdžiui, onkologinių ligų gydyme, bet taipogi nereikėtų pamiršti, kad irgi jeigu yra onkologinė liga, tai ne vien tik tai ten opioidiniais, ten stipriais narkotiniais analgetikais jie gydomi, bet kombinuojant, nes reiškia, kad yra mišrus skausmas, tai gali būti ir nervas kažkur peraugtas, ir audinys pažeistas, ir reikia per visas sistemas gydyti ir tada gaunam geriausią rezultatą. Ar įmanoma visiškai išgydyti lėtinius skausmus, ar tik tai pristabdyti kažkaip? Įmanoma. Įmanoma išgydyti. Taip, nes aišku, reikia turėti kantrybės, nes jeigu yra pažeista, kai yra lėtinis skausmas, greičiausiai yra pažeista nervų sistema. Nes audinių skausmas jis dažnai praeina. Jau jeigu lėtinis skausmas, tai jis jau tęsiasi 3 mėnesius mažiausiai, bet dažnai būna, kad pacientas sako, man jau skauda 10 metų ir daugiau. Ir toks skausmas jau beveik garantuotai yra įtraukęs ir nervų sistemą, autonominę nervų sistemą. Atsiranda tokie skausmai, kurie jau yra įsirašę galvos smegenyse. Nes pats skausmo centras eina šalia emocijų centro smegenyse. Tai pavyzdžiui, jeigu mes kažkur tai nusideginam, tai mums nėra labai linksma, mes jau norime eiti išsiverkti. Ir tas lėtinis skausmas, tai jis jau būna įjautrinęs visą nervų sistemą. Tai kai audinį ar raištį mes dažnai galim sugydyti per kokį mėnesį. Tai pavyzdžiui, jeigu paimtumėm ir ar ten nutupėtumėm nervą, ten tarkim būna žmonės ravi atsitūpę visą dieną ir paskui nuspaudžia patį nervą. Arba pavyzdžiui, ten peiliu kokiu perdurtas nervas,
Tai audinį mes jau būsim seniausiai sugydę, bet patį nervą mes gydysim ilgai, kad nujautrinti nervą arba kad jį atstatyti. Užtrunka, iš esmės, pagal rekomendacijas, tai mažiausiai jį reikėtų gydyti 6 mėnesius. Tai jį įmanoma išgydyti. Nebus taip, kad mažiausiai 6 mėnesiai, tai reiškia, kad su 6 mėnesiais kažkas persijungia, bet mes jį palaipsniui išgydom ir tikrai yra nemažai pacientų, kurie ten skundėsi ir 10, ir 15 metų skausmu ir dabar gyvena be skausmo arba su mažesniu skausmu, arba tas skausmas jau nebetrukdo jų gyvenimo kokybei ir jie kaip ir jo per daug neakcentuoja. Tai netampa, kad skausmas yra jų gyvenimas ir nebėra visai jokių kitų poreikių, norų, nes jeigu yra labai stiprus skausmas, tai dažnai ta gyvenimo kokybė jau būna bloga, jau pacientai būna dažnai ir izoliuoti ir atsiranda su to susijusių kitų problemų, tai pradžioj visokie nerimo sutrikimai, vėliau ir depresija. Tai nereikėtų laukti iki kol jie taps labai tokie įsisenėję. Kuo anksčiau mes pradedam gydyti, tuo iš esmės greičiau jie ir su jais ir susitvarkome. O ką kiekvienam žmogui rekomenduotumėt daryti namuose, kuris galbūt jaučia tik šiokį tokį skausmą, kartais jaučia skausmą, ko reikėtų, ką patartumėt kiekvieną dieną ar atlikti, valgyti, miegoti, kaip sakėt jau, kad žmogus jaustųsi gerai ir ta gyvenimo kokybė gera būtų? Tai taip, tai svarbiausia yra judėti, kad nesutriktų visa organų ir smegenų ir raumenų kraujotaka. Kuo daugiau judėti, nesvarbu, kiek metų pacientui, kad ir 100 metų būtų, bet jisai pagal galimybės turi bandyti judėti, nes kitaip nebėra stabilumo pas pacientą. Dabar kaip tik buvau konferencijoje ir sakė, kad pacientui vyresniam amžiui numirti nuo širdies ir kraujagyslių ligų yra vos ne tas pats kaip lygiavertiška rizika, kaip nukristi nuo laiptų, nes dėl to, kad nebėra raumenų, nebėra stabilumo ir jie eina tokie atsargus ir vos net ties kiekvienu slenkščiuku kažkur gali užkliūti ir smarkiai susižeisti, nes tikrai kartais matom, kad, sako, jau bijom čia mes jį kažkur išleisti, nes jis jau ten toks vaikšto labai nestabilus, o nestabilus dėl to, kad mažai judėjo. Ir iš esmės, jeigu jau lankom senelius ar kažką, tai reikėtų su juo neteit pasėdėti, o jau pasiimti už parankės ir bandyti bent 5 minutės kažkur su juo pavaikščioti. Tai čia pirmas, tada būtų judėjimas, nes be judėjimo tai toks kaip savęs naikinimas, tai sutrinka organų kraujotaka, kaulų kraujotaka, nes ilgiau pagulėjus netgi demineralizuojasi kaulas ir žmogus ilgiau pagulėjęs, iš esmės ten kelis mėnesius jam yra rizika lipant iš lovos nusilaužti ten koją, net nuo savo svorio jau nebetlaiko. Kitas yra miegas, nes jeigu pacientas nemiega, tai net ir judesio metu tas raumuo nebeatsistato, pavargsta ir visas gyjimas sutrinka, jeigu nėra miego. Maistas, kad irgi ne, kad žmogus valgytų, baltymų, kad būtų tame maiste, nes jeigu nėra maisto, tai nėra ir gyjimo, nėra ir energijos ir nyksta dažniausiai pirmiausia visa raumenų masė ir streso vengti. Tai kaip sako, čia neišvengiama, bet tai jeigu ten, pavyzdžiui, ten mus nervina kokios žinios, tai gal tiesiog jų nežiūrėti, įsijungti kažkokių linksmesnių laidų, kad ką įmanoma išvengti, kad ir išvengti, nes iš esmės, jeigu mes būnam kažkokioj negatyvioje aplinkoje, nuolat ten galvojam kažkokius tai blogus dalykus ir blogiausius scenarijus, tai mes patys irgi savo tada išskiriam stresinius hormonus, tie stresiniai visi hormonai mums įjautrina nervų sistemą, įjautrėjus nervų sistemą, netgi ten kortizolis pradeda gamintis, visokie imunosupresantai antinkščiai pradeda gaminti ir tada tiesiog sumažėja labai mūsų imuninė sistema, blogėja ir gali atsirasti visokių ligų, net ir onkologinių, nes onkologinių, kaip sakė, ląstelių mes visi turime, o jeigu labai streso metu bloginam savo imunitetą,
Tai iš esmės stresuodami ir kažkokius tai negatyvius ten vaizdus žiūrėdami mes galim savo labai pasibloginti. Tai stengtis būti su pozityviai žmonėm, kurie mus linksmina, miegoti, valgyti ir judėti. Labai gražiai užbaigėte iš tikrųjų. Ačiū Jums labai, kad atvykote. Manau, tikrai įsinešėme ir aš, ir mūsų žiūrovai pagrindinę žinutę, kad reikia taisyklingai maitintis, miegoti, sportuoti ir vengti to streso. Tai ačiū labai ir ačiū mūsų žiūrovams, kad žiūrėjo. Iki. Nespėsi nusičiaudėti. Jau rasi gydytoją. Mano daktaras.lt